Ką dedame šalmą? Ir sveiki visi. Čia jūsų nemėgstamiausias motovlogeris Kova636. Ir esam Nemuno žiede. Kačerginėj. Po daugiau kaip 3 metų pertraukos važiuojam pasimėginti trasą, kurioje reikia ne vien skilo, bet ir kiaušų. Važiuojam saugiai, treniruočių tempu, nepersistengiam. Pirmas išvažiavimas, kad nebūtų vėliau kritimų ir taip toliau, ko mums tikrai nereikia. Tai šiandien... Galvojau, Erikiukas važiuoja, pasirodo Nikuja. Ten tas Grigalevičiaus iš Vilniaus. Ai, supratau. Nu jo, ble. Gali nuimt stovą. Tai kuo kitaip važiuojam, tai engine brake'as Jo, nepersi? ant trečio. Ir trekšiną palikau ant 7, nes nenoriu prisižaisti. Saugiai. Stengiuosi išvažiuoti 12 ratų. Nu ką, važiuojam, turbūt čia jau daug nejepinsim. Bėgių primėčiau netyčia. Kadangi tempą laikau nedidelį, reikia sudirbti stabdymo vietas, nes tikrai ženkliai per anksti nusimetu gazą. Blet.
čia pasanas prieki mane su 0 ir 6. Stopas ir truputį pajapinsiu, papasakosiu apie dalykus, kurie vyko ir taip toliau. Tai pradedant nuo to, kad CR Moto ačiū labai organizatoriam už tai, kad leido važiuoti su HO636 vardu, nes įprastai tai turėtų rašyti vardą pavardę. Plius renginys pasitaikė trečiadienį, labai geras oras, nes ketvirtadienis, penktadienis lietus, navo treniruotė atšaukta buvo. Tai dėl to labai gerai pasisekė. Tai gerai, truputį papasakosiu apie važiavimą, kaip kas buvo, kas negerai, kas gerai ir taip toliau. Pradedant nuo to, kad sakot, kad geresnis vaizdas iš POV nuo šalmo, bet paprastas laikiklis neužsideda tiesiog ant šito šalmo, tai reikia užsakyti iš kažkur tą laikiklį. Dar nepažiūrėjau, bet reikia šiandien užsakyti, nepamiršti. Tai ateis laikiklis, grįš vėl POV nuo šalmo. Gerai, dabar dėl pačio važiavimo trasui, tai laiką padariau geriausią minutę 16, bet tai laiko aš visiškai nesivaikiau. Esmė, kad mano tikslas yra atidirbti trajektorijas ir stabdymo vietas. Aš 3 metai nevažiavęs, daugiau nei 3 metai nevažiavęs Kačiargui, tai wow, tiesiog man buvo tikrai sudėtinga truputį perlipti per save, nes aš ten tiek prisižiūrėjęs vaizdų ir pats paskutinį kartą, kai važiavau Kačiargui, tai buvo kritimas antram kairiam posūkį, o šiaip daug iš aplinkinių ir mačiau ir savo akim, kaip chebra krenta, susižaloja baisiai ir taip toliau, tai važiuoji ir galvoji eina tos mintis. Bet žodžiu, tai esmė, atidirbinėti reikia stabdymo vietas, labai per anksti stabdausi ir įvažiuoju posūkį per lėtai, tada per greitai, per stipriai atsidarinėju, žodžiu, klaidos, kurias reikia taisyti važiuojant, sit time reikia daug ir viskas po truputį išsispręs. Tada padangos pasirinkimas buvo labai blogas, aš ten matysit toliau video, žiūrėsit, aš truputį kažkokių pamąstymų turėjau, kas galėjo būti, bet apie šitą nepagalvojau, kai nuvariau jau po treniruotės pas Ajauską mepint mocais, man pasakė, kame čia reikalas buvo, aš pakankamai negalėjau duoti padangai spaudimą, tiesiog aš nedaviau pakankamai ir ji yra skirta karštesniam orui, tai Super Corsa SC0 buvo uždėta. Tai visiškai netinkamas mišinys buvo važiuoti trasai, tą kartą, šį kartą, kurį žiūrit. Tai žodžiu, man matysi, trekšinas pastoviai daužo, ten galas antram kairį 2 kartus jau gerai slystelėjo, galvojau bus prikolų, bet gerai trekšinas sveikai išgelbėjo. Tai žodžiu, padanga per 3 ar 4 ranus susivalgė visiškai, kairio šono neliko. Tai žodžiu, dėl padangos nieko gero. Tai dabar naudosiu SC1 padangą. Tada vienas žmogus sako, pas tave mortikas, liebai dirba, taip toliau.
Bet esmė yra tokia, kad ne amortizacija levai dirba, o tiesiog padanga turi būti didesniam karštyje, todėl ji dirba taip, lyg būtų nepakankamai užšildyta ir ji tokia susivėlus iš abiejų šonų būna. Tai ne dėl amortizacijos, o dėl to, kad netinkamas mišinys, netinkamas oras tai padangai buvo. Ir mano tikslas, važiuojant į žiedą, daug metų buvo gepas, kai nevažiavau, ir mano tikslas yra, daug kas man sakė, čia tipo važiuoji gatvėm, labai naglas, taip toliau, žiedą atvažiuotum, nieko nesugebėtum, taip toliau, nu tai bet aš ir atvažiuoju į žiedą parodyti, kad aš galiu ir žiedą važiuoti. Važiuosiu su pilnai gatviniu mocu, ta prasme, lempas viskas, toks kaip gatviai, jokių slikų nedėsiu, padangos pagal stoką, ką gamintojas pas mane nurodė, taip kad toks pat mocas kaip gatviai važiuoja, toks pat ir žiedė bus, ir pamėginsim parodyti, ką galim, kokį tą laiką galim sukti. Tai ir aš žinau, kad su tokiu pat mocu pas Donis, čia Donis Racing, su tokiu pat kaip mano mocu ir tokiam pat stokiniam padangom suko kačergai minutį 9, tai aš pilnai žinau, kad turiu labai daug sekundžių, kurias galiu išdirbti ir sugebėti įvažiuoti daug geresnį laiką su visiškai stok mocu. Vėliau aš pradėjau važiuoti, kai pradėjo mane laikyti galas tiesiog aukštesniam pavarom, kad mažiau torko būtų ir ne tiek būtų rizikinga, kad galą nubelus, nes norėjau kuo daugiau pravažiuoti ratų, tas įtaimą padaryti, kad atidirbt stabdymo vietas, trajektorijas. Pykau ant savęs važiuodamas, nesigauna įvažiuoti trajektoriją, atvažiuoji gerai, bet per anksti ir per stipriai užsistabdai, tada neįkerti ten, kur reikia posūkį, net ten išvažiuoji. Žodžiu, toks, aiškinausi, kaip truputį kovojau ir su savim, ir su mocu. Tai paskutinės sesijas net nepavyko išvažiuoti, nes padangos neliko. Be to linkėjimai 10 sektoriui buvau, kai buvo laisvo laiko, nuvaręs prieš akių posūkio, pasižiūrėti, kaip chebra važiuoja, parodyti draugam, kur gali stebėti varžybas, nes toj vietoje arčiausiai trasas būni, tai ir 10 sektoriui bachuriukai sako, čia žinok, ir chaosas važiuoja, taip toliau sakau, prikolas, reikės perduoti linkėjimus, mačiau netoli manęs pasistatęs palapinę, tai linkėjimai 10 sektoriui. Mocą nuvežiau Power Pulse pas Ajauską, tai nuvežiau mepui. Tai jį sumepins, padarys, kad nebetrukdytų man tas sklendės, kažkiek gal galios atsisuks mocui. Paklausiu, gal jis kokį trumpą video galės padaryti, kad mėščiau ar reels ar kažką. Ir tikrai pasidalinsiu skaičiais, kurie bus atsukti. Dėl šalmo, kodėl AGV pasirinkau. Tai X-Lite bandžiau Shoei, bandžiau HC. Ir čia yra vienas nepatogiausių šalmų, nesąmonė, ta prasme, ne mano galvos formai tikrai, bet esmė ta, kad jis turi labai gerą matymo lauką, tai kai nulipu nuo moco, man čia niekas nedengia vaizdą, tai aš viską pilnai matau, tai dėl to šitą šalmą pasirinkau. Čia Corsa, jeigu kam aktualu. Kalbant apie visą važiavimą žiedę, tai vakar supratau, kad važiuojant su litriniu mocu išlaidos gaunasi labai didelės, nes viena treniruotė iš karto padangai ate, o viena padanga kainuoja ten virš 200 eurų. Tai, didelis biudžetas, dadėkim, visi kiti eksploataciniai dalykai ten, kaip tepalų keitimas dažnai, nes varikliai dirba pastoviai aukštojais sūkiais, tai reikia tikrai prižiūrėti. Ir visi kiti eksploataciniai dalykai, tai ieškau aš rėmėjų, aišku, labai sudėtinga su jais, nes nerimtai žiūri, galvoja, kad čia nerimta kažkas gal tokio, daug brandų tiesiog
ignoras, nieko apie tai neatsako, nežinau net kaip susisiekti. Tai žodžiu, jeigu kas žinot, per kur ir su kokiais rėmėjais galėčiau susisiekti ir kas galėtų to klausimu padėti, kad man būtų aiškiau, kaip save pateikti kažkam, kad rasti tų rėmėjų, kad būtų paprasčiau sezonui prisipirkti padangų ir tepalų, tai let me know, o gal netgi kažkas žiūri, kas norėtų paremti. Ir kaip visada, aišku, galite Contribui paremti mane. Tai tokios mintis, tai tiek. Krentam į epizodą ir pažiūrim taip, kaip važiavau aš ir kaip nesiūlyčiau jum važiuoti. Nes tikrai buvo neteisingai važiuojami. Neteisingai stabdau, neteisingai važiuoju posūkį. Tragedija, bet pažiūrim tą tragediją ir pasimokom, kaip nereikia daryti. Padanga nelaiko. Oi, negerai. Opa, šikna kyla.
kodėl, blėt? Ant antro kairio visiškai nelaiko galas. Gerai, kad trekšino pasidaręs ant mas. Reikia greičiau važiuoti posūkį ir mažiau atsidarinėti. Ir tada nebus tų nurodimų. Gerai, į antrą kairį važiuoju. Padangos ar kaito. Gerai, važiuoju į pietus. Slėgis yra pakilęs neišvažiuojant, vadinasi, iš už posūkio labai atsidarinėjo. Laikas tai nieko aš čia nesistengiu laikui sukt, minutė 16 važiuoju. Kaip po 3 metų pertraukas kaina normaliai, bet reikia atsargiau vėliau stabdytis ir stengtis kuo saugiau, nes truputį per aštriai atsidarinėju gazą ir toks truputį sėdžiu ant trekšino išgelbėjimo. Tai čia nelabai gerai. Ištraukiai? Ant trekšino gelbėjimo, tai negerai. Reikia greičiau posūkį ir švelniai su gazu. Nereikia prisižaist, nereikia perdegti. Tiek metų nevažiavau kačiargų iš šakės. Šiandien man, wow, sproginėja smegenis važiuojant. Pamiršau gumos įsimesti. Nes labai gert užsimanau, tai gumo kramtau. Opa, sorry, biškį pažiapsėsiu. Šiaip stengiuosi 12 ratų važiuoti. Bet gaunasi, praeitą kartą bent gavosi 8. Tai va. Dabar padarė 2 grupės.
tie, kurie važiuoja iki minutės 24 ir tie, kurie važiuoja nuo minutės 24. Labas, Gerda! Motoblogerė irgi visada žiūrėjau jos videkus. Nu ką, be launčio važiuoju. Ir 10 sektoriui linkėjimai. Bachuriukai sako, žiūri mano video.
Užmiršau, kad ne ant pradėti važiuoju. Nepataikiau trajektoriją visiškai.